Kelionės diena atėjo. Atrodo kaip su kelniom. Daiktai sudėti. Tašė. Viskas parašta. Vienas reikia, kad laikytų. Ir Viskas. Išvarom. Živilė naujas veikėjas video. Konnichiwa. O mizu, kudasai. Aš jau išmokau visai daug praeiti. Čia, žinai, dar turėjo būti paslaptis, kur mes varom. Ai. Labai daug nerimo jaučiu. Kodėl tu nerimo jauti? Nežinau. Bus viskas labai normaliai. Dabar reikia dar Renatą atrasti. O, Renatą matau, einam į dešinę. Ką tu? Sveikti sau. Kaip miegojai? Ką? Kaip miegojai 3 valandas. Žiūrė, iš karto, kaip tu jautiesi? Puikiai, aš netgi kvepiu. Ar tu pasikvėpinai, ar Ne, tu tiesiog... pasitėpiau kremą. Nu ką tu? Dar liko paskutinį praeit pasus ir bus ramu. Dar čia ilgai truks tikrai. Kiek miegojot? 2 valandas. Visą laiką. Bet aš Elena, kaip jautiesi? Puikiai. Geriau negu kitur skrendam, nes gali žiūrėti. Skrydis lengvesnis buvo nei į Airiją man. Nu, tipo negu Rainiero. Jo. Dalykas yra išsigelbėjimas. Pirmas problemas sprendžia. Tu imk ram vienai dienai. Tai aš pasiėmiau 3 milijonus, bet palaukit, galvoju, man gerai. Pirmas traukinys, pirmas problemas, pirmą dieną Japonijoje. Mes ištisino. Čia yra chatas. Wow, vos nenukritau. Čia labai daug lyčių. Švirtytas. Ir galim vis kambaris apeiti. Dar kiek apėjimų. Vos neiškritau prieš tai, nematai. O Dieve, jau jaučiu kvapą. Man tai prie alaus labai tiks šitas kažkoks... Bandome peach wine. Šitie kaip žiedai. Wow, stipru, bet reikia Ai, čia šaldyti. vynas. Nusipirksiu. Oi, jau šito konsistencija jau nepatinka man. What the fuck, čia yra kavos skonio Elena, drebučiai. tau taip nepatiktų šitas dalykas? Man šitas dalykas, pažiūrėk kaip smirda. Antra diena Japonijai. Bėgioju po kažkokį parką. Vakaras varėm. Šiandien dar žiauriai jetlagas jaučiasi. Ne žiauriai. Tiesiog jaučiuosi per lūžius po visos kelionės. Praeitą naktį gal. Užpraeitą naktį skrydžio metu. Vis geras 2 valandas, 3 valandas tik ten miegojau. Šiandien jau miegas buvo normalus. Labai patogu, ilgai išmiegojau, gerai išmiegojau. Bet... Dar kol kas nepadeda. Dar jaučiuosi biškį sulūžęs. Japonija kaip iš paveiksliuko. Kaip ir tikėjausi matydamas visus tos video. Visas tas laidas, ką žiūrėjau. Viskas taip atrodo biškį. Turi tokią prieskonę kažkokią.
Elena sakė, fainas tiltas. Visai juokinga, kad po viršų mes reikia. Bet jūs sakėt, čia medinis tiltas? Ne, jis buvo pastatytas 1600 kažkelintais medinis. Aha. Ir tokį, kokį dabar matom, yra 1911. Okay. Eini valandą iki vietos. Ok, Done. let's go. Imperatoriškuosius. Taip. Ane? Jie prie pačio. Bet tikrai toksai netipinis pastatas atrodo. Nice, gražu, įdomu. Ir kokia čia aikštė atrodo didžiulė. Ta 1914, tada buvo subombarduota ir atstatyta 2012. Ok, tai visai neseniai sakyčiau. Dieve, kodėl taip miegas suėmė, aš tiesiog atrodo atsibliūčiau. Pažiūrėk, paukščiuks. Tiek įstoji nuskris, tai nebeikit arčiau. Bet čia tualetai visur nemokami, ne? Dieve, tokie pat turistai kaip mes, tiesiog šitam parke vieninteliai čia vaikšto. Štaigi, užlipom į pirmą viršūnę šitos kelionės. Ir tikriausiai paskutinė. Einam. Kur? Juokinga, ten tas stumdomas duris yra, jis neatsidaro. Ai, žiūri, fainai. Žiūri, bet tai žinai, tokioj siauroj gatvėj, gal tas ir faina, kad duris stumėsi dėl to, kad neužima vietos tada. Namuose irgi būtų faina. Taip. Biškė. Kaip jūs mus pamatė? Tai jisai turi ekstrasensinių pojūčių. Nes aš beveik akimirką tikėjausi, kad jūs jau jį įsitrenksit. Kokios mielos parduotuvės? Lievas? Mielos. Čia nieko Tas nėra katukas. lievai kol kas. Aš čia galėsiu išmesti. Renatas gėrimą bėga. Ką rinksis? Golden drip. Golden drip. Jo. 100. Pump. Žiūrėk, efektyvų. Kaip vertinu? Geras. Kokį jie vis juokingą garsą leisdavo važiuodami per tą. Gerai, tai išeikim iš dviračio tako. Svarbu gražu. Mes esam seniausiame parke Tokijoje. Seniausias Tokijo parkas. 1610, ane? Kažkelioliktais. 1600 kažkelioliktais metais Ką, establishintas. neperskaitai Živilę? Bet šiaip žiūri gražu, pasižiūrėkit čia. Aš manau, kad čia mieste. Kas yra mano kojinės? Žiūri, geras orientyras. Jeigu ką. Renatai turi norą bėgti. Dieve, mini laiptukų. Jeigu pamatau kalną, tai privaloma užlipti iki pat viršaus. Šiaip žiauriai gražus parkas. Man patinka, kad jis toksai vešlus. Lagerių laiptukai buvo kažkada.
tada... Jeigu nori nulipti, nusikočioji žemyn. Oho. Šindžiuko stoty, piko metu. Nu dar ne pikas atrodo, bet jau kyla. Geras. Kavos. Arbatos, ne karšto vandens. Pavyzdžiui, kai valgai onigirius, bet kaip atrodo kaip marozas. Nors ir kaip stengiasi. Nes aš vakar galvojau, kaip mes valgėm tos onigirius, kur viskas mums iškrito. Ir aš tokia, mes taip stengiamės neišsiduoti ir atrodyti normaliai. Bet nu, čia lieka. Bet į sieną gaunas kaip visada. Šūdau gaunasi. Aštuoni. Ne, 7. Jo, 7. Čia vienišas toks labai. Aš nebuvau. Šiaip visai pro. Nice. Dabar išsipildys viskas. Taip. Marriage? Don't think about it. Bet čia viskas fainai. Šitas geras, toks kitoks rajonas negu kitas. Nu mes dar vakar šnekėjome, tai kad tokį visi rajonai tokie labai saviti, Jo. nes mes tas, kaip esam Taituko, tai vienok, žinai, ir mes pasakėm, kad mums labai keista, kad buvo labai daug peilių parduotuvių. Tai Ten yra peilių kvartalas. Tai ten pasirodo ne peilių kvartalas, bet tipo maisto gaminimo prekių rajonas. Tipo, ale, kad tenais, jeigu reikia kažko tai susijusio su virtuvė, tai varai į tą rajoną. Imsiu juodai baltą. Jo. O ką tu, Elena, darysies ant jos? Elena. O tą printą ir čia juodai baltą. Ką? Aha. O kas čia per printas? Nežinau, ką jis reiškia, bet man jis patiko. Man atrodo, čia logotipas jų Jo. tiesiog. Dėl to, kad yra ir ant maikės vidaus, matai tas pats. Taip. Yeah, Okay. understand. Let's try. Self-print. Okay. Yeah. Тут ремонт. Okay. 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 Yeah. Okay. Oh! Nice. Very nice. Very nice. Very nice. Tai Mukaga nėra mūdžių. Bet tai būtų mudžių. Ne, bet vakar, kai aš ėjau į mūdžių, buvo kažkoks o toks vadinimas. Nebuvo mūdžių parašyta. Okay. Aš kažkaip galvojau, kad mudžiai yra mudžiai Nu, Japonijoje. aš irgi. Nebent ten buvo mūdžių padėlka. Nusiteikinėjom prieš ėjimą į Šibują. Živilė, kaip tu jautiesi? Aš tai matau tą tipo masę žmonių ir man panikos ataka. O die...
Okay, I'm done. Kaip vertini šitą gatvę? Vertinčiau taip, kad smagu, 10 iš 10. smagu patirti, niekada gyvenime negrįžčiau. Nu, taip, aš rekomenduočiau, Mane kaip tik pakrovė biškelį. nuvaryti, taip, bent kartą gyvenime. Taip. Bet, Kaip Tai čia ir yra. Taip. bet ar aš labai taip norėčiau vaikščioti, tai nečiau. Bet man visur taip pat būna. O ne. Mes einam į vėl perėję. Tai čia ne Max. Nu, jau daugiau bijau, jau jaučiuosi. O, žiūrėkit, va, Živilė. Tokia drift, palaukit kamera. Einam pažiūrėti tokio drift mašinų. Ką aš žinau, bet nieko nežinau apie tokio drift. O dievės nes atidarytos. Sakau, jeigu mane kvies vidų, aš einu. Jau dabar norim namo. Renatas nesuprato, ką mes čia vaikštum. Sakė, kad ten labai. Aš sakau, kad į visas pusės pažyra, bet pasirodo, čia gali tik kryptim. Oi, ne. Jūs pervažiuos. Eik, tu savo rum. Renat. Atvarėme į Jogi parką pasižiūrėti rokabilio šokėjų. Živilė, kokia nuomonė apie rokabilio šokėjus? Laukiam valandą. Ir galvom nesulauksim, bet kai sulaukiam tos 5 minutės šlovės buvo tikrai labai verta. Nes Zaniai buvo tokio lygio, kur atrodo jiem 50-60 metų, bet jiem keliai turėtų išlūžti po pirmo judesio jau. Bet užsivedė gerai šoko. Užsivedė buvo labai gerai, buvo Džinas Vežlys on steroids. Čia? Ne, Lena čia tiesiog pit stopą padarė. Tai patiko. Va, žiūrėk, koks drugelį, Drugelis, jo. matai? Ai, rimtai medyje didelis juodas Tai paukštis aš matas. išsiaiškinau, čia yra šitie kormoranai. Bet čia tai Ne, atrodo čia kaip ne, bet varnas. pameni, kai matėm tą Taip, didelį. ten kormoranas tikrai ir Taip, buvo. Nes tai va. iPhone'as rodo, koksai rūšis. Ai, okei. Ir kadangi pradėjom kalbėti apie rockabilly ir užbaigėm kormoranais, tai samapina mūsų kelionę Japonijai kol kas, kur tiesiog visada apie viską, apie visada. Živilė, įterpti savo baltojo patirtį.
Nesėdėkite, merginos, nesėdėkite vienos, atsiskyrusios nuo savo draugų kompanijos, nes atsiras koks nors baltasis, kuris galvos, kad jūs esat available ir ready to go ir bandys jūs pakabinti. Ypatingai, sakė, patinka lietuvis. Ypatingai, nors galvoja, kad tu prancūzė. Jo, tas irgi patiko. Bet nesupranta ženklų žodžių, kad davai. Gražu. Tu sakei, kad jauties kaip golfo klube? Galėtum čia su lazda kur nors prasinešti. Tik nežinau, kuo baigtis tai. Kada mūsų teatras laukia? Bilietus perku 13. Jo nupirkai? Ne, dieną prieš būna. Ai, gerai. Jau gal net tą pačią dieną. Ne, dieną prieš 12 atsidaro. Ok, nice. Šiaip labai laukiu, turėtų būti įdomu. Labai tikiuosi, kad gausim. Tai reikia gal anksti ryte? Ne, 12 prasideda pardavimai, 13 reikia pirkti. 12 dienos prieš? Ok, Tai aš nesistačiu. nice. Ačiū. Nukreipta iš tą kampą. Kokteiliai. Bet atrodo labai jau turist. Kadangi dar 3 minutės filmavimo turim. Kur atėjome, Elena? Endžodžiai. Sanzažiai. Nu tokia. Labai turistinė. Kiniška. Labai išlaižyta. Trūksta šarmo. Okay. Jo, biškio Akropolis. Gal tas fainas dalykas? Šitas gražiai atrodo. Bet šiaip tos mažytės iš vakar gal fainiau. Jau. Einam čia? Akropolis, Renata, aš turiu galvoj ne graikas Akropolis. O mūsų. Pagalvojau, kad labai gerai. Gera prekybos centro analogija, nes Akropolis pats prasčiausias prekybos centras Vilniuje. O koks geriausias? Ozas. Kuom Ozas turi atvirą dangų. Ką tokia? Nu, tipo stiklinis stogas. Bet jame labai karšta būna. Bet visuose prekybcentriuose karšta. Čia jau yra taktika, kad Jo, mes. tu Rozė gali nebūna nusiimt visų džempą. parduotuvių. Istoriškai tai ta gatvelė legit yra, nu, kad tai buvo pati seniausia prekybos vieta. Tokį, kodėl čia viskas taip susiję. Nu jo, Nes šventykla sena tipo, kelias veda į ją, šopai. Nu jau į tuną slotas galėtų daugiau tuną įdėti. Bet pagrinde yra O tiesiog. pūstas. Aš šiaip tai viskas švaram iš Tokijaus. Paskutiniai pusryčiai. Paskutiniai pusryčiai Tokijai. Ir šiaušiam. Gal man. Viskas. Paskutinę dieną. Tokijai paskutinę. Dar 2 savaitės kelionės. Švaram iš Tokijo. Šmutkės susirinktas. Dabar 3 valandos iki Hakonės. Paskutinis vaizdas. Karšta. Ir didelis tašis ir ilga kelionė šiandien. Ate Tokijai. Tu irgi išjunginėjai ir aš išjunginėjau čia tipo mygtukai. Tos pačius kambarius išjunginėjau. Gerai, viskas. Krapštus palikėjai? Aha.